Jei domiesi investavimo naujienomis, turbūt matai, kad šis ruduo rinkoms pažėrė ir pozityvių, ir pesimistiškų naujienų. Pradėkime nuo pliusų. Palūkanų normas rugsėjį sumažino tiek JAV, tiek ES. Kol vakarai džiaugiasi galimybėmis skolintis pigiau ir prognozuoja naujas finansų injekcijas į biržas, nuo jų atsiliekantis Kinai paskelbė apie sprendimą mažinti rezervinių lėšų ribą vidaus bankams ir taip pagyvinti savo ekonomiką. Panašu, kad didžioji pasaulio dalis pereina prie pigesnių pinigų etapo, kainų augimo ir infliacijos palaikymo vietoj mažinimo. Bet džiaugtis pokyčių per daug neskubama. Nors rugsėjį tokie biržos indeksai kaip Amerikos S&P 500 mušė visų laikų kainų rekordus, dauguma akcijų biržų net iki palūkanų atpigimo jau buvo, sakykime, gerokai pervertintos, bent jau pagal istorinius duomenis. Pavyzdžiui, ta pati JAV akcijų birža ir jos PE rodiklis rudeniui įsibėgėjant siekia maždaug 26 punktus ir maždaug 25% pranoksta įprastus investicijų kainos ir pelno vidurkius. Kitaip tariant, JAV biržos investuotojai už vieną amerikietiškų kompanijų per metus uždirbtą pelno dolerį pagal dabartinius įverčius bendrai turėtų susimokėti vidutiniškai $26 sumą. Tikrai nepigus pasirinkimas. Ieškodami mažiau pervertintų ir saugesnių variantų, dalis investuotojų gręžiasi į NT sritį. Bet vėlgi, čia matom, kad tiek Europos, tiek JAV būsto kainų indeksai sukilę į visų laikų aukštumas. Jei kartais rinkas ištiks korekcija, tikrai nenorėčiau būti tuo, kuris 100-tūkstantinį butą dabar pirko su tikslu jį brangiau parduoti. Aš pats į NT sritį jau kurį laiką investuoju per Indemo. Ši platforma padeda stipriai sumažinti NT investavimo rizikas ir leidžia per savo unikalius įrankius gauti net apie 15% metinę grąžą. Indemo jau esu investavęs virš 7,000 eurų ir šiandien įdarbinsiu dar 1,000. O viską pradėjau vos vasaros viduryje. Jei jau įdomu, kuo man šis variantas taip patinka, viską sužinosi per ateinančias 15 minučių. O jei ką tik atradai dividendų eksperimento kanalą ir tave domina praktinis investavimo turinys, būtinai spausk po video like ir subscribe, nes būtent čia beveik kasdien rasi naujausias rinkos apžvalgas, investavimo gidus ir perspektyvių kompanijų analizės. Tai pasakius, manau pats metas keliauti prie šiandienos temos. Apsilankius Indemo puslapyje greitai pastebėsi, kad platforma per savo pagrindinį investavimo įrankį Discounted Debt Investments žada preliminariai 15,1% metinę kapitalo grąžą. Priklausomai nuo pasirinktos investicijos, kai kuriais atvejais ta grąža gali būti ir dar aukštesnė. Parodysiu savo dabartinius rezultatus, kurie gali nustebinti. Toks pelningumas iš pradžių kaip kažkas iš fantastikos srities. Juk kitos sutelktinio finansavimo platformos siūlo 8-12% grąžą ar labai išskirtinais galbūt kartais viršė dar 1%. Patikinsiu, tai nėra nei klaida, nei dirbtinis grąžos išpūtimas. Išskirtinį pelną Indemo gali pasiūlyti todėl, kad rinkai jį irgi siūlo absoliučiai išskirtinius įrankius, kurie iki šiol Europoje buvo prieinami tik įvairiems bankams ir instituciniams investuotojams. Tam, kad galėtume suprasti, kaip Indemo leidžia uždirbti tokią solidžią grąžą, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, kaip veikia pagrindinis platformos įrankis Discounted Debt Investment. Jeigu lietuviškai verstume diskontuotos skolos investavimas, yra toks investavimo būdas, kai pinigai darbinami juos investuojant į nemokių nekilnojamo turto paskolų perpirkimą. Kadangi nekilnojamo turto paskolos dažniausiai išduodamas su tiesioginiu perkamo būsto įkeitimu bankui, perperkant nemokę nekilnojamo turto paskolą, investuotojas įgyja teisę ir į įkeistą nekilnojamo turto objektą ar jo nuosavybės dalį. Dabar vėl, čia yra kaip ir iš nekilnojamo turto atkeliaujanti grąža, bet tai yra skolos vertybinis popierius. Tai išsigryninkit pas save, kad jūs tiesiogiai nekilnojamo turtą neinvestuojat. Jūs investuojate į išvestinę tam tikrą priemonę, kuri leidžia užsidirbti, skolos vertybinis popierius, kuris leidžia užsidirbti iš nekilnojamo turto pardavimo arba to turto realios vertės realizavimo. Priklausomai nuo rinkos situacijos, diskontuotos skolos investavimo būdu galima gauti nemokios paskolos likutinę vertę pagal savo rinkos kainą stipriai viršiančius NT objektus. Tinkamai įsivertinus objekto kainą, Discounted Debt Investment tampa tikra aukso kasykla, per kurią galima euro vertę įsigyti vos už 50-60 centų kainą. Ir būtent tokį investavimo būdą nesenai viešai prieinamų padarė Indemo, šitas Investment Democracy. Ši sutelktinio investavimo platforma šiuo metu veikia išskirtinai Ispanijos nekilnojamo turto rinkoje, o Ispanija yra žinoma kaip patraukli ir sąlyginai saugi ES rinka, kurioje investuotojai iš viso pasaulio perka namus, butus, vilas ir kitus būstus kaip rezidencija atostogoms arba investicija perspektyviai nuomai. Vien per 23 metus Ispanijoje registruota daugiau nei 500,000 naujų būsto pardavimų. Ispanijoje paskolos būdu perkamam būstui galioja viena itin griežta taisyklė, įtvirtinta įstatymais. Jei skolininkas per 12 mėnesių netlieka jokių kredito įmokų, paskolas suteikę bankai privalo parduoti neveiksnias paskolas, jų didžiąją dalį. Kadangi jie kuo greičiau stengiasi atsikratyti neperspektyvios investicijos, dažnai diskontuotos NT paskolos ir yra perimamos su gerokai likutinė kredito vertę viršinčių vertingų nekilnojamo turto objektų. Būtent
Indemo tapo pirmąją investavimo platformą, kuri siūlo smulkiems investuotojams užsidirbti iš diskontuotų skolų pirkimo ir vertingo nekilnojamo turto pardavimo rinkoje. Viskas veikia pagal labai gerai apgalvotą investavimo schemą. Pirmiausia, Indemo konsultuojantis su nepriklausomais profesionalais turto vertintojais iš visų Ispanijos bankų parduodamų nemokių nekilnojamo turto paskolų atsirenka perspektyviausius variantus su kuo geresniu likutinės kredito vertės ir būsto rinkos kainos santykiu. Atrinkus keletą tokių paskolų, Indemo platformoje jos sujungiamos į bendrą investicinio projekto pasiūlymą, kurio kapitalo pritraukimui išleidžiami specialūs vertybiniai skolos popieriai, vadinamieji notes. Minėtus skolos vertybinius popierius platformoje vos nuo 10 eurų gali įsigyti bet kuris registruotas pilnametis Indemo vartotojas. Įsigyti vertybiniai popieriai reprezentuoja nuosavybės dalis sutelktinėme perimamų NT skolų projekte ir kai surenkamas skolų perpirkimui reikalingas finansavimas, investuotojui belieka sulaukti, kol visi jo pasirinkti investiciniai nekilnojamo turto objektai bus parduoti rinkoje. Nuo kiekvieno pelningo sandorio Indemo momentaliai investuotojams atiduoda dalį savo įdėto kapitalo ir dalį objekto pardavimo pelno. Tiksli pelno suma priklauso nuo investuoto kapitalo dydžio, bet pamatysit, kokias grąžas iki šiol generuoja pats Indemo. Discounted debt investavime labai svarbus privalumas yra tas, kad jums nereikia laukti, kol rinkoje bus realizuoti visi pasirinkto projekto namai ar butai. Investicijų grąžinamas atliekamas bullet principu. Pagal jį po kiekvieno būsto pardavimo rinkoje jūsų investuoto kapitalo ir pelno dalis automatiškai išmokama atgal. Ir paskutinį mokėjimą, man rodos, gavau rugsėjo gale, tikėtinai, kad spalio gale bus dar vienas. Čia dalinuosi praktinių pavyzdžių iš savo investavimo nuo gegužės pabaigos iki Liepos pradžios per kelis skirtingus Indemo rinkos pasiūlymus investavau į tuos pačius apartamentus Ispanijos šiaurėje. Nors įvairiausiai kiti investiciniai objektai iš pasirinktų Indemo projektų dar laukia pardavimo, spalio pradžioje gavau žinutę, kad būtent šie apartamentai rinkoje jau realizuoti pelningai. Pažiūrėjus į anksčiausią investavimo datą, bendrai užtruko apie 4 mėnesius, kad į apartamentus investuoti 85 eurai, po jų pardavimo man duotų beveik 5,5 eurų pelną. Kitaip tariant, per 4 mėnesius gavau grubiai bent 6,5% investicinę grąžą. Vertinant proporcinių atžvilgių, teoriškai šios 4 mėnesių pajamos gali būti paverstos beveik 20% metinėmis palūkanomis. Manau, esame supratote. Metinė 15% grąža su Indemo tikrai nėra iš piršto laužtas skaičius. Dar geriau yra tai, kad Indemo šalia itin pelningų NT investavimo projektų siūlo šiuo metu momentinį cashbacką per savo bonusų programą pavadinimu Fast Track. Viskas čia labai nesudėtinga. Užsiregistravus ir suvedus kodą FL3 jūs gaunate papildomų bonusų, bet papildžius savo Indemo sąskaitą norimą sumą nuo 1,7 iki 4% dydžio bonusą gausite tą pačią akimirką, kai tą sumą investuosi į kurį nors Indemo sutelktinio finansavimo projektą. Bonuso dydis priklauso nuo investuotos sumos ir, pavyzdžiui, investavus iki 1000 eurų, momentinis cashbackas sieks apie 1,74. Dabar, jeigu suvesi FL3 registruojantis, iš karto 2,24, netgi investuojant iki 1000. Čia papildomas bonusas iš Indemo būtent tiems, kas pradeda investuoti. Paskatinsiu ilgai nelaukti, nes Fast Track nebus pasiekiamas visą laiką ir gautą bonusą bus galima iš karto investuoti į įvairius platformos pasiūlymus ir taip dar labiau pasikelti galutinę metinę kapitalo grąžą. Bet gana čia tos teorijos. Šokam į mano asmeninį Indemo portfelį, kur tuoj pat suinvestuosiu truputį daugiau negu 1000 eurų sumą. Gerai, atsidarėm Indemo, šiuo metu dabar džiaugiasi 5 milijonai suinvestuoti, virš 600 tūkstančių grąžintojų investuotojams, average annual return 32%. Einu pasižiūrėti, kaip sekasi man, 1000 investicijose, 1100 galima investuoti dabar. Nukeliaujame į Analytics, vidutinė grąža 46,48%, nesąmoningai daug. Gerai, turim repaymentą iš sistemos, kurį dalinausi screenshotu ir turim vieną objektą, kuris per savo, taip sakant, flow status keliauja toliau. Jeigu atsidarysit, čia visą laiką galima pasižiūrėti, į ką jau esate investavę, į ką galbūt norėtumėt pasižiūrėti daugiau, bet tie asetai, kiek kartų esate investavę į juos ir kuriame etape jie yra. Tai kuo labiau arčiau dešinės, tuo labiau tikėtina, kad jie labai greitai atkeliaus kaip mokėjimas. Pavyzdžiui, šitas labai tikėtina, kad atkeliaus labai greitai, bet pas mane yra 39 eurų tik investuota suma, tai tikėtina, kad ta grąža nebus galbūt tokia stulbinanti, negu kur 700, kur 500, šiais pavyzdžiais.
Gerai, keliaujam į marketą ir parodom jums, kaip veikia šitos grąžos. Taip sakant, kur mes galim susirasti tas investicijas ir į ką galbūt reikėtų atsižvelgti. Cool. Atsidarom pagrindinį ekraną ir čia visą laiką tas vizualas labai geras. Galima paspausti ant varnelės ir pamatyti, į kuriuos objektus investuotų. Taigi pavyzdys, investuotų ir į šitą objektą, bet jame aš nesu investavęs nei kiek. Ir čia visus objektus aš jau esu investavęs po 200, 600, 300, 100 PM, 300, 300. Jeigu pasirenkam kitą pasirinkimą, panašus, bet čia matau dar yra 2 objektai šalia. Šitą atsegam. Dabar jeigu aš paimu patį viršutinį, pasižiūrim kaip tai atrodo. Tai yra 700, 700 visą kitą. Dabar, ką aš labiausiai dažniausiai mėgstu, jeigu objektuose didžiąją dalimi aš jau esu dalyvavęs ir čia diversifikacija kaip ir kažkokia papildoma neegzistuoja, nes vis tiek bus išskirstyta ne pagal mano norus, tai yra kaip toli yra pasistumėjęs, taip sakant, kad notesas užsidarytų ir flow procentas, kuris man dažniausiai irgi labai patinka. Tai dabar žiūrėkit, 1130 paimam 1130, tiesiog parodyti, kaip investuojam. Investuota 1130, iš karto momentaliai 17 eurų grįžo į sąskaitą kaip papildomas bonusas. Dabar, jeigu aš keliauju į statementus, aš galiu matyti, kad man momentaliai 16 eurų tas cashbackas už investment note grįžo dabar. Tai reiškia, preliminari grąža nuo to 1000 yra ten apie 150, gal truputį daugiau, plus paraleliai tas 17 beveik eurų, kuris grįžo dabar ir aš jį irgi galėčiau investuoti beveik momentaliai. Gerai, bendras portfelis 8400, lyginamai greitai ir efektyviai parodo tas investicijas, į ką investavot. Čia žinoma autoinvestavimas, apie kurį esame kalbėję ir prieš tai, bet tiesiog toks paprastas pavyzdys, kaip 2 minučių reikalas gali jums leisti paimti ir investuoti. Ir kaip visą laiką, jeigu atsidarote tą patį vadinamą notes, jūs galite čia matyti daug informacijos. Visa flow su visa statistika, objektai, mapas, summary, dokumentai, sakant, kiek tik norit, galima nagrinėti tos informacijos. Gerai, tiek šiam kartui. Tikiuosi patiko. Priminsiu tokį svarbų dalyką, kad šis įrankis yra vienas draugiškesnių iš investavimo pradžios pusės, tad paskatinčiau išbandyti. O tiems, kurie išgyveno iki pabaigos, čia palieku papildomą video, kuriame turėjau ilgesnį pokalbį su Indemo CEO. Pokalbis angliškas, bet manau, kad pravers visiems susipažinti su žmonėmis už šio brando, nes nuvažiavom pas kaimynus latvius tiesiog pasilabinti ir pabendrauti ir paraleliai esam sudėję su komanda subtitrus, tai galite paskaityti visą informaciją. Tai tiek, iki kito karto.